Labą dieną, mėlyjeji, kurie stebėsite mane, kurie stebite. Labai smagu vėl su jumis pasisveikinti. Šiandieną, aš kaip ir žadėjau, kas sekate šiek tiek mane socialinėje erdvėje, sveikinuosi iš Marijampolės. Tuoj dar akimirką, kol jūs jungiatės, pasidalinsiu šiek tiek pačią transliaciją. Taip, tai pirmą kartą darau live apžvalgą būtent šiame mieste ir pažiūrėkite, iš kur aš sveikinuosi. Tai tikrai tie, kurie čia gyvenate, kurie žinote šitas vietas, žinote ir šį nuostabų pačiame miesto centre esantį poezijos parką, kuris dabar yra pasipuošęs pačiom gražiausiam rudeniniam spalvom. Aišku, gal mažiau čiurlenančių fontanų, bet parodysiu prie meilės tiltelio dabar. Vis tiek čia galima tikrai labai daug gražių dalykų pamatyti. Tai šiandien iš tiesų sveikinuosi šitos vietos tikrai ne simboliškai, ne šiaip savo, o būtent dėl to, kad visai netoliese šios nuostabios vietos, tai yra miesto centro, miesto parko, dar parodysiu šiek tiek, ar ne? Visai netoliese mes pardavinėsime vieną namo dalį ir apie kurią ir noriu jums šiandieną papasakoti daugiau, plačiau ir tradiciškai jau galima taip sakyti, padaryti apžvalgą ir parodyti. Oi, žiūrėkit, dar žinot ką parodysiu? Antytės. Štai čia prie Šešupės, matot? Esu jau dabar ir ten antyčių kiek daug. Kaip čia gražu, iš tiesų nuostabi vieta, tiek pasivaikščioti, tiek su mažais vaikais. Mačiau daug mamyčių, tiek vaikams. Neapsakomai smagu čia būna vasara. Esam išbandę džiaugsmą fontanuose, ypatingai mažus vaikus, tai labai labai džiugina. Nu, dabar keliaujam ir aš norėsiu jums parodyti ir nuotolį nuo šios vietos, kur galėtų būti jūsų namai. Jūsų galbūt išsvajoti, laukti namai. Tai iš tiesų, kalbant apie vietą, tikriausiai nieko per daug nereikia ir girti, ir pasakoti, nes tai yra praktiškai miesto centras, miesto širdis, kur parkai, prekybos centrai, kultūros renginiai, kino teatras, ar ne? Viskas, šiaip teatras, viskas, ko reikia ir kas atspindi, kad tai yra miestas, viskas jums yra pasiekiama labai labai greitai, pėstute. Dabar būtent ir nužingsniuosiu tą kelią. Ir mums tiesiog tai reikės dabar persikelti per Šešupę į kitą krantą ir apsidairyti, kaip galėtų atrodyti jūsų namai. Tai dabar tie, kas žiūri, ačiū širdeles, kas siunčiat, ačiū labai. Tie, kas žiūrite, dabar šiek tiek gali būti iš tiesų vėjo, nes eisiu per upę. Parodysiu jums, gal ne save, gal upę parodykiu. Ir kaip gražiai, kokia graži dabar yra rudeninė Marijampolė. Čia dar šiek tiek medelių, labai gražiai tiltas pasipuošęs šnarančiais miskantais, Šešupė visų gražumu. Na ir čia turim vieną tokią iš judresnių gatvių mieste. Na, bet ir kalbėsime būtent apie objektą, kuris ir atspindi tokį gyvenimo būdą, kad jūs gyvenate netoli miesto centro. Tai kas mėgstate judesį, kas mėgstate būtent aktyvų galbūt gyvenimą, kas mėgstate būti centre įvykių, kas mėgstate, kad visi kultūriniai dalykai, renginiai jums būtų pasiekiami greitai. Tai šitas objektas tikrai galėtų būti vertas jūsų dėmesio. Ir mes kalbėsime apie namo dalį, kuri yra renovuota pilnai 2015 metais. Bus truputėlį daugiau nei 80-85 kvadratai. Tai kai jau ateisime, parodysiu, kaip viskas išsidėstė ir kam būtų tinkamas šis būstas. Manau, jis tikrai būtų tinkamas
Manyčiau šeimai, nes tikrai yra daug erdvių, daug kambarių įrengta, kur galima susikurti būtent, kiekvienas šeimos narys gali atrasti savo jaukų kampelį. Tai manyčiau, kad šeima gali būti ir su mažais vaikais, kas yra labai patogu, nes netoliese yra darželis, netoliese yra mokykla, netoliese yra, jeigu prireiktų gydymo įstaiga, tai ta prasme viskas yra visiškai šalia, visiškai arti, tai yra super patogi lokacija, viską turėti tiesiog šalia savęs, ar ne, per kelis žingsnius, per kelias, nežinau, autobusų sustojimus, per kelias minutės automobiliu. Žodžiu, tai kas mėgstate patogumą, šiltų jaukų gyvenimą, su visais miesto privalumais, tai jūs turite būtinai dabar man parašyti arba paskambinti, kontaktai nurodyti mano profilyje ir susitarti dėl apžiūros. Na va, o žinokit, dabar perėjom Šešupę ir keliausime dabar jau iš šitos Judrios gatvės. Galit pasižiūrėti, na va, kas žiūrit mane ir kas žinot, kur aš esu ir kur aš keliauju, galit parašyti. Aš nesu tokia super Marijampolės žinovė, bet pamažu tam tikros dalys jungiasi į bendrą dėlionę. Tai va, gerai, keliaujame mes šiek tiek dabar į posūkį darome. Na va, ir čia jau turime tokią ramesnę šiek tiek gatvelę. Tai vadinasi, kad ne visiškai jau prie tokios Judrios gatvės jūs gyvensite. Tai va, čia tolumoje, pavyzdžiui, pabandysiu priarti. Matote, sustojimas, vadinasi, važiuoja viešasis transportas, kas irgi yra labai patogu. Gerai, susimažiname. Tai va, tiesa, jeigu dabar, ką žiūrite, o matau, vis prisijungia žmonių, tikrai paspauskite dalintis, galbūt pamatys žmonės, kurie ieško šitose vietovėse būstą, galbūt galit pažymėti, kas ieško Marijampolėje būsto šiuo metu ir kad jie greičiau pamatytų, ar ne? Nes visada dažnai pas mūsų veikia tas, kas pirmesnis, tas gudresnis ir dažnai būna be nusivilenčių žmonių, kad atrodo, dar palauksiu, dar paplanuosiu, bet kartais kelios valandos nulėmė, kad rimtai jau pardavėt, tai taip būna ir iš tiesų tai būna gan dažnai mūsų darbe. Tai va, o dabar aš jau sustojau, mes jau priartėjome. Tai matot, laiko prasme čia yra tikrai labai netoli nuo pagrindinio miesto parko, tai pavadinčiau. Ir štai, čia jūs matote gyvatvorę. Tai ir yra jūsų gyvoji tvora atitverta nuo šitos gatvelės, už kurios ir slepiasi jūsų būsimi namai. Tvora graži. Pažiūrėkit. Ne? Ir vat sveiki atvykę. Štai čia yra parduodama namo dalis Marijampolėje, visiškai netoli miesto centro. 2015 metų renovacija pilna, 85 kvadratai. Einam pasižiūrėti į kiemelį. Oi, sveiki, taigi sveiki atvykę. Dabar šiek tiek apie pačią teritoriją. Teritorija tikrai buvo mylėta, prižiūrėta, tvarkinga, kaip matot, kiemas išklotas trinkelėmis. Yra tikrai pasodinta daug gražių augaliukų. Matau, jau fotografija mūsų iškeliavo, bet bus padariusi nuotraukų ir iš viršaus, tikrai gražiai atrodys. O, pažiūrėkit, čia matosi širdelė. Ar ne? Tai va, tai yra apie 4 arai žemės, priklauso būtent šiai daliai. O, pažiūrėkit, koks gražumas. Ir šiek tiek galbūt apeisime teritoriją. Tai ką jūs matėt ar ne, įėjimas, šitas gražus sodinukai. Toliau yra toks vat jaukus kampelis. Labai smagu, kad viskas iš tiesų yra apsodinta ir visiškai tas suteikia jums privatumą nuo gatvės. Na va, ir
labai aiškiai matosi ribos ties trinkelėmis ir tvorytė. Na, va, šitas augalėlis čia tuoj turi išsibujoti ir dar tokio suteikti privatumo nuo va, šito kampo, kad per šitą langą jaustumėtės taip dar privačiau, jaukiau, būdami savo namuose. Na va. Ką dar mes turime? Dar mes turime va, čia irgi labai aiškiai matosi riba, eina užtverta tvorele. Tikrai būtų galima, manau, dar čia atsisodinti, kad atsitvertų šiek tiek nuo kaimyninės dalies. Ir šitoje vietoje, manyčiau, tikrai galėtų įsikurti kokia jūsų jauki pavėsinė, ar ne, pasibuvimui tokiam smagiam. Tai čia galėtumėte ir pikniką pasidaryti, ir, ko tik negalėtumėte, ar ne? Kas dar yra gerai? Gerai yra tai, kad tai yra pastatytas tikrai tvarkingas pagalbinis pastatukas, tai yra malkinė, sandėliukas, ar ne, jūsų įvairiems daiktams, dviračiams, laisvalaikio, pramogoms ar kitiems dalykams. Nu, o dabar dar kartelį pasižiūrime iš išorės. Ir čia matote, viršui ypatingai yra medžio apdaila. Ir jinai daryta yra specialiai, kadangi aplinkui čia taip istoriškai jau yra susidėlioję, kad vyravo mediniai namai, tai kad neiškrištų iš konteksto ir viskas atrodytų harmonijoje, tai irgi yra medžio detalės, bet iš esmės tai yra mūrinis namas. Na va, ir ką mes turim? Štai po stogeliu, jau čia jūs galite jaukiai pasibūti, išgerti savo rytinį kavos puodelį ar pasidžiaugti vakarais, ar ne? Prisėdę. Taip pat čia yra langas, šitas langas bus į svetainę, po to pamatysite ir ką, keliaujame vidų, ar ne? Tiesa, praktiškai viskas, ką jūs čia matysite, lieka, o kas nelieka, tą parodysiu. Tai sveiki atvykę. Kaip šilta, žinokit, fantastika. Gerai, dabar palikim paslapties, parodysiu save apsivėlusią ir kol maunuosi batus, nenoriu pritrypti jūsų būsimų namučių. Tai va, tai dar tokia iš techninės pusės. Namas yra apšildomas kietu kuru arba dar papildomai yra oras vanduo sistema, kur galite pasišildyti, jeigu tarkim išvykstat kažkur tai ar ne, trumpesniam laikotarpiu, kad nepalikti šalti namų, ar tiesiog norit papildomai, plus žiemą yra vasara labai patogu, nes jūs galite jį naudoti kaip oro kondicionierių ir vėdinti savo namus. Tai iš tiesų labai didelis, komfortiškas, geras sprendimas. Toliau apie komunikacijas, tai šildymas, kietas kuras ir oras vanduo, vandentiekis ir nuotekos yra miesto. Ir ką? Ir patogiai savo gyvenat, ar ne? Tai žiūrime, ką turime. Tai pradedam nuo tambūro, ar ne? Tai kas yra smagu, dabar nežinau, kaip jūs matysit čia gerai, bet yra labai didelė sieninė spinta jūsų daikteliams. Ir čia mes dabar jau atkeliaujame į pirmąjį aukštą, tai yra per daug aukštus esanti namo dalis. Ir čia turime bendrą erdvę. Tai šitoje erdvėje jūs pasitinka pirmiausiai svetainė zona. Nu, va čia oras vanduo sistema, apie ką minėjau, dabar mane ir šildoji. Dabar čia šiek tiek užtraukta yra, tačiau čia yra langas būtent į tą terasėlę, galime tai pavadinti. Tuomet, bet iš toliau galit, kad erdvėj labiau jaustusi, yra jūsų virtuvė. Televizoriukas. Štai. Tikrai nemažai spintelių, daug ką galėsit pasidėti, viskas lieka jums su visa technika. Nu, va čia pro langą, kur minėjau, galim pasižiūrėti, užsibujojus dar va šitam augalėlį arba kažką kitą galite susodinti, o gal jūs mėgstat kaip tik stebėti gyvenimą, galit palikti tokią properšą gyvybės stebėjimui, gyvenimui, kuris verta viesti. Tai va, bariukas, kur galite sėdėti, gerti kavytę. O čia įsivaizduokit, kaip siaučia jūsų šeima. Iš tiesų labai šiltai, ypatingai gal dėl to, kad iš lauko grįžus. Man patinka šitą, kaip pavadinti,
sprendimas lubose su mediena, nežinau, man gražu. Gerai, ką dar turime pirmam aukšte? Kas man gražu, tai viena, o pažiūrim, kas čia dar slepiasi. Tai va, čia mes turime katilinę. Katilinė, mato, tvarkinga, graži. Ir kas dar labai yra gerai, kad yra vietos skalbykliai, tai jūs turit skalbimo zoną tokią, ar ne? Taip pat dar kriauklytę, kur galit kažką tai pasivalyti, pasiplauti, batus kokius ar dar kažką, tai ar ne tokius ūkinius dalykus, ar tiesiog nusiplauti rankas gražiai, pakūrę pečių ir tvarkingai savo būtis, ar ne? Toliau, dar vienos durys, čia yra pirmajame aukšte, taip pat yra sanmazgas, tai yra tualetas, visiems skoniams, ar ne, kriauklė, na, viskas, ar ne, kas yra reikalinga patogiam, komfortiškam žmogaus gyvenimui. Tai čia pirmojo aukšto sanmazgas. Nu, va, dar kartelį per erdvę perbėgam ir keliausim į antrą aukštą. Tai va, keliaujam, lipam laipteliais. Na ir kas čia pasitinka jūs? Net nežinau, nuo ko pradėti. Pasitinka štai daug durų. Stovlangis, galėsit stebėti žvaigždes ir, na, pradėkime iš eilės. Labai daug nerodysiu, nes čia dar yra turto, bet čia yra nuostabus kambarėlis damoms, tai yra tikrai erdvi, didelė drabužinė, labai tokios norėčiau, nes dabar gyvenimo toks etapas, kada reikia spaustis, nu nežinau, žinot kokio dydžio spintoj, nežinau, galvat kaip šita, bet dar dalinos kartu su vyru, įsivaizduojat, tai čia jau didelis pliusas. Na, o toliau keliaujame per kambarius. Tai kambariukai labai mieli, labai kompaktiški. Štai vienas galėtų būti vaikučio kambarys, ar ne? Arba darbo kambarys. Na, žodžiu, kaip susigalvojat. Vaizdas čia yra, ta gatvelė aš atėjau, ar ne? Į tą judresnėje gatvę. Toliau keliaujam, kitas, dar vienas kambarys, prašau, toks uždegsiu šviesos, daug rožinės spalvos, tai tikriausiai suprantat, kad gyveno mergina, mergaitė, ar ne? Ir čia galime net pasikelti, šiek tiek irgi parodysiu, kas matos pro čia. Na, va. Čia yra toks, pavadinkim, tais vadinamas prancūziškas balkoniukas, kur galite atsiverti langą, ar ne, iki pat grindų ir irgi gatvė. Ne? Toliau yra dar vienos durys ir kasgi čia slepias. Čia yra toks irgi įdomus sprendimas. Tai čia yra vonios kambarys su dideliu dušu, tualetas, ar ne? Visos spintelės, visi baldai šitie lieka jums. Ir kas yra iš tiesų labai patogu, čia tėvai turi privilegiją, jie turi įėjimą iš karto, ar ne, į vonios kambarį. O čia jau jūs turite savo miegamąjį. Kompaktiškas. Ir tai dar ne viskas. Pagal planą tėvai turi privilegiją, žinoma, ir kas geriausia išeiti į balkoną. Tačiau savininkai buvo priėmę sprendimą ir balkonas dabar patapo įstiklintas, pilnai tiksliau normalūs, kaip sakyti, langai yra. Ir čia yra fantastiškas, labai jaukus, labai šviesus darbo kambarys. Va. Labai man patiko šitas. Čia galima, aišku, apšvietimą reguliuoti, susitraukti, atsitraukti. Galima visiškai... Va, pro vieną langelį matot gatvę. Pažiūrim, kas čia. O, pro kitą langelį matote savo gražų kiemą. Na. Nu, čia taip pat matysit kiemą. Pažiūrėkit, aukštinkojom tik ta gražioji širdutė, gražus labai trikampis, dar jį reikėtų galbūt dar padirbėti, kad jau pavasarį visiškų gražumo atsivertų.
Tai štai, pagrindinės erdves, net ne pagrindinės, visas praktiškai ir perėjom labai trumpai. Jeigu turit klausimų, laukiu jūsų. Tai kiekgi mes čia kambarių priskaičiavom, ar ne? Tai priskaičiuojame, kambarių yra 3 miegamieji viršuje. Ir šis darbo balkonas, taip įvardinkime, ar ne, tikrai labai, man asmeniškai labai patinka. Čia labai daug šviesos, labai jauku, labai faina matyti kiemą ir tikrai smagi tokia įkvepianti vieta darbuotis. Tai aš kartais atvažiuodama į objektus visada galvoju, pasiimu savo kažkokius tai sprendimus. Tai šitas vienas iš tų, kur galvoju, aš irgi tokio norėčiau. Tai vat, ir 3 miegamieji viršuje, erdvus vonios kambarys, ir apačioje turite bendrą zoną, tai yra svetainė su virtuve. Tai iš tiesų tikrai daug vietos, pakankamai nemažai, kad galėtumėte gyventi, kaip aš sakau, šeima, ar ne, ir kiekvienas turėti savo atskirą kampelį. Tai va, tai labai kviečiu tuos, kurie mylit šitą miestą, kurie norite gyventi patogiai ir šiltai. Galbūt, aišku, gal prisidėsite ranką, pasidarysite kažką pagal save. Užgesinu šviesas. Tačiau realiai gyventi pilnai galima, keltis ir iš karto. Praktiškai viskas, ką jūs čia matėte, lieka. Užgesinkime. Ir tiesiog keliatės ir gyvenat, kažką norit keisti, savo sėkmingai galite begyvendami pasikoreguoti. Tai va, tikrai labai tokia jauki, miela namo dalis su, sakau, didžiausiais privalumais tais, kad kažkas čia laksta, žinokit, kad visiškai šalia yra visas miestas, visas centras, pramogos, kultūrinis gyvenimas, patogus su mokyklomis, darželiais ir taip toliau. Tai va. Prisėsiu ir paskutinis akordas jau šiandien. Kviečiame jūs į apžiūrą, kviečiame užsiregistruoti ir patiems pasivaikščioti, patiems pasimatuoti šitą vietą, įsivertinti ir kas čia gali žinoti, galbūt tai ir yra jūsų namai, kurie jau laukia jūsų. Tai šiandien labai dėkoju, kas žiūrėjote ir kas pasidalinote, kas uždėjote man širdelę, liuksą ir ar kokį kitą patiktuką. Ačiū Jums labai, visada smagu atgalinis ryšys. Ir kaip jau minėjau, lauksiu Jūsų skambučio ar žinutės dėl klausimų ar apžiūros, o taip pat tų, kurie galbūt planuojate parduoti savo būstą, arba pardavinėjate ir nesiseka, arba norite jau parduoti, nežinot nuo ko pradėti, ar tiesiog reikalinga konsultacija nekilnojamo turto klausimais, taip pat galite kreiptis. Tai tiek, ko gero šiandieną. Ačiū dar kartą, linkiu visiems nuostabios dienos, būkite sveiki ir sakau iki kitų susitikimų.